Labas, Jurgita. Sveika Labas, sugrįžusi iš atostogų. labas, sveika ir tu sugrįžusi iš atostogų, dar bandau tikrinti, ar Ir čia tokios fresh, jungiamės pakalbėti apie tai, ką moterys dažniausiai nekalba. Ko jos nenori. Ir apie tai, apie savo vasarą, kuri parodė daug daugiau, nei mes abi tikėjomės, kokias atskleidė temas, problemas ir trūkumus. Pliusų gal ir rasim, tai būtent apie tai jungiamės pakalbėti. Sugrįžusios iš savo atostogų etapo, iš savo darbinio etapo. Tai mes, Jurgita, esame grožio ambasadorės, grožio srityje dirbam jau daugiau kaip plus 10 metų. Ir mūsų tiesioginis darbas yra ne tik tai puoselėti savo grožį, bet mūsų taip pat jau tiesioginis darbas ir tiesiama ranka yra moteriams apie grožį, apie jų puoselėjimą ir apie pačius geriausius, gražiausius moteriškus etapus. Tai labai trumpai, Jurgita, pasidalink, kaip tavo atostogos, kaip tavo įspūdžiai. Oi, mano atostogos, kaip pasakyti, jos buvo kitokios negu įprastai, nes aš atostogavau viena pati Lietuvoje. Mes šeimyną taip pasiskirstam kas savo, dėl tam tikrų priežasčių, ne dėl to, kad ten susipykė, dar kažkas, tiesiog taip reikėjo. Tai mano atostogos toks tikrai buvo labai ir apmąstymų metas, ir šiek tiek dirbau, ir grožio renginukų keletą padarėm su Monika. Tai vasara labai tokia kitokia, tokia vedanti į vidinius pokyčius, labai daug apmąstymų, labai daug pastebėjimų, nes kai tu praleidi laiko viena, tai tyloje, tai tu labai išgirsti ir save ir iš tikrųjų labai daug pradedi matyti dalykų, kurie, sakykime, tau nepatinka arba kurie kaip tik patinka, tiesiog pradedi girdėti, matyti save, aišku, kartais tai gąsdina, bet yra tokia realybė. Bet girdėti save yra nuostabu, aš to pasakysiu. Taip, girdėti yra save nuostabu, aišku. Taip, tik tais kartais būna tokių dalykų, kad mes ar nesusikuriam kažkokias tai iliuzijas, mes norim būti kažką panašus arba daryti kaip kiti ir kai tu susiduri su savim, kartais tu suvoki, kad tu darai labai daug dalykų, kurių net nenori daryti, kurie tau net nepatinka ir aišku, kažkiek gąsdina tokie pokyčiai. Bet, kaip aš sakau, per sunkumus į augimą. Visada. Visada vyksta augimas, taip. Jo, visada vyksta augimas ir mes išeinam į gerą rezultatą. O kaip tu, Jurgita, atostogavai? Kaip tavo atostogos? Žinai, iš tikrųjų, mano atostogos buvo ne tokios atostogos, aš tarsi visą laiką dirbu, bet aš nuo birželio iki Liepos beveik vidurio buvau Lietuvoje ir intensyviai darbavausi ir su savo klientėmis, ir su naujomis, ir su komandos klientėmis. Tai galiu pasakyti, aplikiau tikrai drąsiai pusė Lietuvos, turėjau daugybę susitikimų, daug konsultacijų ir žinoma, va šitoj vietoj save labai smagiai atidaviau. Daug visiems, kur grįžus, aš turėjau tiesiog skirti laiko savo mėnesį atsistatymui ir va čia buvo tas mano, kaip tu sakytas, girdėjimas savęs. Tai man gelbėjo smilkalai, meditacijos, pasivaikščiojimai, druskos, jūra, vanduo, žodžiu, viskas, kad atsistatyčiau. Ir iš tikrųjų, būdama tarp moterų, pajutau ir paliečiau, pačiupinėjau kiekvieną moterį, ne? Ir va čia mums kiekvienai reikia žinoti, ko mes norim. Mes norim būti gražios, mes norim būti pastebėtos, mes norim neskubėti, mes norim skirti laiko savo. Ir kaip tai su save subalansuoti, kaip save savo padėti, kad pirmiausia, ne, aš atsimenu save, kai aš pati pradėjau keistis, pas mane grožis pradėjo, tai aš iš karto, blemba, kaip čia atrodo, kaip faina, man čia pačiai smagu ir aš savo komplimentą pasakau ir taip toliau. Tai va čia, šitoj vietoje, Jurgitėlė, traukim savo perlus dabar ir pasidalinkim, ką mes pamatėm, su kuo mes susidūrėm, ką tos moterys, kodėl jos taip neryžtingai arba ryžtingai ieško tų sprendimų, ko jos čia, kodėl jos neatranda to laiko savo. Tai aš noriu pasidalinti, tu dirbai iš tikrųjų. Palieskim šitą temą, nes buvo vasara, turėjom vasaros renginius ir vasara labai gerai parodo, ne tik tai pagilina problemas, bet jos dar būna tos problemos atsineštos ir iš žiemos, ir iš pavasario. Tai tu dirbai su plaukučių procedūromis ir konsultacijomis, būk gera pasidalink, ką tu pamatei ir kokias problemos išlindo? Iš tikrųjų, šis renginys buvo šiek tiek kitoks, nes man labai gelbėjo mano brangios draugės iš kirpyklos kirpėjos. Ir aš renginuką dariau kirpyklai, kurioje pradėjau savo grožio kelionę prieš daug metų. Tai čia gal bus daugiau negu prieš 10 metų, ten buvo mano startas kaip manikiristės. Ir aš tokia pasijaučiau tuo metu dar net sugrįžusi kažkur namo pas savas, man tai buvo fainiai. Tai labai aišku dėkinga merginoms. Ir šiaip man labiau patinka dirbti ar ne su veido produktais, man labiau kažkaip prie širdies, bet mes nusprendėm su Monika, kad mes vis dėlto pabandome kirpykloje su plaukais ir turėjom labai daug diskusijų su kirpėjom, su kirpėjų mokytoja, dėstytoja, lektorė, tai iš tikrųjų buvo labai fainas laikas padiskutuoti ir merginom tuo pačiu išgirsti, kaip pasakyti, nuomonę ne tik iš tų vadinamų platintojų, ar ne, bet ir iš specialistų. Tai
problema, apie kurią aš niekada negalvojau, nes aš tokios problemos senai neturėjau, kad labai yra didelė problema plaukų vėlimasis. Nes mes turėjome merginas, kurios yra ilgais plaukais, praktiškai visos buvo ilgaplaukės, ten iš 8 gal, nes mes per 2 kartus darėm, iš 8 moterų gal viena tik trumpais plaukais, tai mes neturėjom ką veikti. Ir pagrindinė problema plaukų vėlimasis, kur aš tikrai negalvojau, kad šitaip gali veltis plaukai. Ir aš iš tikrųjų man buvo toks lengvas šokas, nes ten bandėm dėti visokias priemonės, iš tikrųjų sudėtinga. Ir klausėm moterų, ar jums tai visada? Taip, tai yra visada, mums veliasi plaukai, nes aš turiu pakankamai ilgus plaukus ir jie yra šviesinti ir man visiškai nesivelia. Tai man toks buvo labai didelis klaustukas, kodėl. Man nesivelia šviesinti daug kam, nesivelia, o daug kam ir veliasi. Tai čia buvo toks lengvas šokas. Apie vėlimąsi plaukų dar šiek tiek vėliau dar pratęsiu. Bet kaip pasakyti, labai daug ir išlindo tokių dalykų, kad moteris nenori skirti savo laiko. Jos nenori. Ne tai, kad negali, kad nenori skirti savo laiko. Nenoriu ir tikrai nepabijosiu pasakyti, kad ateina moteris su 3 plaukais ir jos nenori kažko bandyti. Net nenori plaukų, padėti savo net nenori, ne? Jo, visiškai, kaip pasakyti, lyg ir susidomi. Ir žinai, Jurgita, turbūt mes irgi esame susidūrę dar su ta problema, kada žmonės puola googlinti, klausti ChatGPT, atsiliepimų apie tą produktą, kažkokių tai. Ir žmonės prisiskaito, o tų atsiliepimų yra visur. Visur, kiekvienoje kompanijoje. Taip. Ir suprantat, ir po to nusprendžia, kad ai, ne, aš nepirksiu, nes man dar kirpėja pasakė, kad čia tau nepadės, kitos merginos, sakykime, tos kirpėja. Ir kas mane nustebina, kad yra tiek žmonių, kaip pasakyti, patiklių arba tas sąmoningumo lygis, nes realiai, jeigu žmogus, moteris, paskaitytų atsiliepimus apie garsius brandus, L'Orealis, Schwarzkopf, dabar nežinau, kokie dar čia populiarūs yra, Kione, visur yra blogų atsiliepimų, visur yra iki teisminių tyrimų, milijardais, milijonais. Ir kuo populiaresnė, kuo garsesnė, senesnė kompanija, tuo ten yra daugiau visko. Ir mane nustebino tai, kad moteris kažkur paskaitė, dar kažkas pasakė ir čia blogi atsiliepimai ir aš net nebandysiu, nors turiu 3 plaukus, labai daug visko išbandžiusi ir net nebandysiu. Tai šitoj vietoj mane labai suglumino ir nustebino, kad moteris, kur realiai yra plaukai, ar ne, kaip ir mūsų, sakykime, vizitinė kortelė, taip pat kaip ir šypsena, ar ne, kaip ir rūbas, ir jos nenori pabandyti. Jos geriau prisiaugina plaukus, po kurių ten prisivelia koldūnų, bet nepabandys. Tai va šitoj vietoj buvau labai giliai nustebus ir mes iš tikrųjų diskutavom ir su esamom kirpėjom, kurios labai gilinasi į tą natūralų produktą, į tuos natūralių sudėčių produktus. Tai aišku, jų požiūris yra visiškai kitoks ir diskutavom, kad moteris, jos, kad sako, neturi pinigų, jos turi pinigų, bet jos atranda. Bet jos nenori tuom užsiimti, o gal ir netiki, kad kai pasiūla yra labai didelė, ar ne, gal ir netiki, aš nežinau. Tai gal tu irgi pasidalinsi, ką tu pastebėjai, nes aš dar norėsiu labai fainą temą paliesti apie tavo būsimą kelionę, kad nepamirštume. Paskui aš kaip tu dabar pasidalink. Žodžiu, viskas labai paprasta. Aš arba noriu ir suprantu, kad aš tai darau dėl savęs, va čia ne, arba aš to nedarau ir visai net nesiruošiu mėtyti. Ar taip, sutikime su tuo, kad kiekviena moteris vis bando kažką tai naujo, tikisi ir nori, ta, kuri tikrai rūpinasi savimi ir būna taip, kad mėtau produktus, ne produktus, ir produktus ir pinigus mėtau į balą, ne? Bet mūsų darbas yra tiesioginis, asmeninis, konsultuoti, parinkti, atsakyti, vesti už rankos, grožiai ir visame kame. Tikrai yra tos, kurios nori, to sako, aš noriu. Ir čia jau priklauso moters, tas, žinai, vidinis užsipildymas. Ar aš noriu pildyti save, užpildyti, ar aš noriu vėl toliau dantim įsikibus ten, žinai, į stalą, į popierių verkti, žinai, kad aš čia plaukai neauga, o dabar jis ir raukšlės ir taip toliau. Tai čia yra kiekvienos reikalas, bet aš džiaugiuosi, kad mano kelyje, darbinėje aplinkoje, toje, kurioje aš dirbu ir kurioje konsultuoju, tikrai vienos moterys daro ryžtingus sprendimus, kitoms reikia galvoti dar ilgiau, ar jos visgi nori save gražinti, ar jos nenori, žinai, tai čia kiekvieno reikalas, sprendimas. Viskam ateina laikas, subręstam. Va, o aš tikrai dirbau ir kirpykloje ir kelis kartus ir ploviau plaukučius, tai didžiausia irgi problema buvo išsausėjęs skalpas, galvos oda ir žinoma plaukai, ne, besipučiantys plaukučiai, trūkstantys drėgmės, tai vėlgi čia buvo įvairiai arba plaukas šviesintas, arba jis tiesiog tamsesnis, bet vėlgi reikalinga ta drėgmė ir rutina, kurią mes turėtume ir kuri veiktų. Va čia dar irgi tu pasidalinsi, kokį eksperimentą tu padarėjai ir ką tu pamatėjai. Tai bus atsakymas kiekvienai moteriai, kuri bus prisijungusi, gaus tą atsakymą. O aš taip pat, kadangi aš miksavau ir dirbau daugiau iš tikrųjų su veido oda, ką aš pamačiau labai elementaru, kad vėlgi kažkur 75% moterų neturi rutinos, neprausia, turi, pavyzdžiui, nueina pas kosmetologę, nusiperka vieną kremą, ten 70-80 eurų ir aš nežinau, man nepadeda, arba serumą brangesnį nusiperka, tai aš nežinau, kaip man jį naudoti, tai bet aš tik tai vieną turiu, ką man daryti, bet įsivaizduokit, jūs nueinat pas kosmetologę ir jinai jums tik tai vieną kremą
parekomendavo serumą parduoti. Aš taip, pavyzdžiui, niekada taip nedarau ir nekonsultuoju su vienu produktu, nes ką jūs veiksit, rezultato negausit. Jis negaus, taip. Ir po to būna kaltas produktas. Taip, po to būna. Ir dar ką pastebėjau, labai opiai, kadangi dirbau su brandžiomis odomis, tai buvo amžiaus tarpsnis 48, 58 ir 60, tai susidūriau su didžiuliu odos barjero pažeidimu. Ką tas barjero pažeidimas darė, tai iš tikrųjų labai daug sutikau moterų, kurios turi ypatingą jautrumą ir jos turi rožinę. Tai nustebau, bet pasižiūrėjus į jų rutiną ir jų, tai, ką jos daro, tai kaip jos prižiūri odą, nenuostabu, iš tikrųjų, kas vyksta. Nes dažniausiai pasitikė odos daktarais, nueina pas medikus, kažkokį vieną tepaliuką išrašo, tuo ir pasibaigia. Tai va čia yra didžiausia klaida, nes taip odai tu nepadėsi. Tu tik tai nuolat būsi pririštas prie to produkto, bet tu rezultatų neturėsi. Bet tai mes labai gražiai pamatėm, pasiekėm, kaip oda reaguoja, kaip kas po to vyksta, kaip jaučiasi. Tai buvo labai įdomus experiences iš tikrųjų, tiek moteriams, bet jos sakė, taip aš turiu, jinai mano oda tokia, bet aš noriu išbandyti, davai, pabandom. Tai man buvo labai smagu ir smagu, kad per susitikimus moterys tikrai savo išsinešė labai daug ir supratimą, kaip prižiūrėti ir jau rūpinimąsi su rutina pasirinkusios turėti savo grožio, kaip sakyti, tą skrynelę, ne, odos priežiūrai. Tai va, tai visi šitie etapai buvo. O Jurgita, sakyk, tavo patirtį, kokio amžiaus moteris tiesiog jau pradeda savo leisti daugiau, kokio amžiaus moteris, taip kaip pasakyti, patiki ir ima, naudoja, daro. Vis tiek tai yra, nes jaunesnė, sakykime, dabar jos nori greito rezultato, ar ne, užsitepiau ir vis tiek yra kažkoks amžiaus. Jo, ir pagal problemas, ir pagal moters sąmoningumą. Jurgita dingo, greičiausiai pasijungs, aš labai tikiuosi, kad jinai pasijungs, lauksime jos. Tai dažnai moterys renkasi visgi tą odos priežiūrą pagal savo ir leidžia savo, pagal sąmoningumą. Tai, ko jos nori, aiškiai žinodamos, kas joms būtų geriausia ir norėdamos to jau rezultato. Koks tas būtent rezultatas turėtų būti. Nu, Jurgita, atsiras, kur tu dingai. Suskambo telefonas ir išmetė mane. Tai maždaug, žinai, aš pasidalinau, pasakiau, iš tikrųjų, tai maždaug vėlgi būna ir 45, ir 50 viršaus, žinai, kai jau moterys neturi ką prarasti, bet jau nori. Neturiu ką prarasti, bet sako, jau atėjo laikas ir žinau, kad aš savo laiko neskyriau, dabar noriu skirti savo laiko. Noriu puoselėti odą, noriu pažinti ją, noriu turėti rezultatus, pagerinti paakių zonos raukšlyčių sumažinimą, skaistumą turėti. Tikiuosi, niekas nebetrukdys tau daugiau. Jau tikiuosi, nes matot, mano telefonas suadresuotas su vyro ir jam skambina, ir man skambina, ir blokuoja. Supratau. Jo. Tai va, tai aš pasidalinau. Kol tu buvai dingus, aš pasidalinau. Labai gerai. Tai dabar tu, Jurgita, papasakok, į kokią kelionę važiuoji, beros spalį ar lapkritį dabar galvoju? Lapkritį. Lapkritį ir dėka kompanijos grožio produktų, su kuriais tu dirbi. Tu papasakok šiek tiek gal labiau, kaip tai atsitiko ir kad tu visiškai nemokamai važiuoji į egzotišką kelionę. Taip, tai jau mano antra nemokama kelionė, kurią aš gaunu dovanų. Pirmoji buvo Punta Cana, Dominikos Respublika, dabar Havajai, kur iš tikrųjų aš tikėjau, kad aš ten skrisiu, bet dar kaip ir protas tikėjau, širdis ne. Ir kai gavau šitus bilietus iš kompanijos, jau nupirkti, skrydžiai sureguliuoti, viskas sudeleguota ir man ateina bilietai ir aš taip pradėjau verkti, iš tikrųjų pasikūkčiodama, nes iš to dėkingumo. O todėl, kad aš įprasmindama savo darbą, savo žinias, mokindamasi ir daugiau, pildama į save, aš galiu duoti daug ir kitoms moteriams. Tai konsultacijų metu, konsultacijų būdu, naujų klientų ateimo metu, komandos augimo metu, ši kelionė kompanija tokiu būdu apdovanoja tas moteris, tuos žmonės, kurie siekia savo tikslo, kurie daro tą ir neša tą grožio žinutę, vadinkim taip. Iš tikrųjų, tai yra papildoma dovana, paskata už mano pasiektą rezultatą. Žinoma, yra taip, kad turi tos, ta prasme, jeigu tu nori, tu turi pasiekti tai rezultatą, ne, įvykdyti tą kaip sakyti, ar užduotį, ar tikslą tą pasiekti. Planą įvykdyti. Taip. Tai vad buvo, aš lėktuve dar sėsdama, jau iš Lietuvos skrisdama į Škotiją, aš lipdama į lėktuvą, sukonsultavau paskutinės klientės, paskutinę savo verslo partnerę, klientė, nusileidus aš jau gavau žinutes ir užsidegusią kvalifikaciją, kad viskas įvyko, visą tai aš padariau. Tai didžiulis dėkingumas taip. O sakyk, Jurgita, vis tiek čia yra, kai žiūri iš šono, labai daug nuomonių, kada žmonės vieni sako, va, čia iš mūsų pinigų, kur mes pirkom, čia važiuoja į kelionę, kiti sako, ten nesąmonė, ten, yra daug, tikrai sunku patikėti, kad gali būti tokios kelionės. Ir mano klausimas būtų toksai, netgi man įdomu.
kaip atlikti tą darbą nuoširdžiai ir, sakykime, nes yra žmonių, kurie galbūt ar ne, nu ten, sakykime, yra schema, kad tu turi ir parduoti, tu turi ir pajungti žmogų, nu, auginti komandą. Kaip tai padaryti iš širdies? Nes, kad nebūtų tai tik pardavimas ir tik pajungimas. Nes aš tai žinau, kad tu labai daug įdedi savo nuoširdaus darbo, tu labai daug dirbi ir su komanda, ir tavo tie, sakykime, tos konsultacijos, tie pardavimai, aš pati to mokausi iš tavęs, bet vat, kaip tu pati tą jauti, vat, kad tas darbas nuoširdžiai, nes nu ne kiekvienam pavyksta, nes iš tikrųjų, kiek aš žinau, tik 3 lietuvaitės važiuoja ir tos lietuvaitės gyvenančios užsienį, ne Lietuvoje. Vat kaip čia šitai vietai neprašauti, vat kaip tą? Matai, kai darai iš širdies, tai ir ateina iš širdies viskas, žinai, čia tas toksai ratas užsisukęs, tai turi norėti. Pirmiausia, tu turi norėti, turi matyti, čia yra verslas, va dabar mes nuo konsultacijų, grožio problemų, labai fainai ir smagiai į verslą peršku. Tai yra verslas, jis iš karto nesusikuria, taip, tu gali ir greitai tai padaryti, tu gali galbūt pas tave ateis tinkami žmonės, bet tu turi ruoštis, tu turi širdies dirbti, va kaip tu ir pasakėjai. Man širdis dega aistra šitam darbui, žmonėms, konsultacijoms, pagalbai, todėl greičiausiai viskas tai natūraliai ir statosi, viskas taip natūraliai ir eina. Šį kartą taip, mes skrendam tik tai 3, bet tikrai tikiu ir žinau, kad kitais metais bus mūsų dar daugiau. Vat, tai Jo, čia reikėtų palinkėti kiekvienai to, nes realiai aš prisipažinsiu, nes ar ne, mes nemažai bendraujam ir mes tas strategijas dėliojam. Aš tikrai nuoširdžiai netikėjau, kad tu pasieksi šitą rezultatą. Netikėjau, nes realiai mano matymu tai reikėjo labai daug padaryti. Aišku, tu kompanija esi ilgiau ir jau šiek tiek ir žinių bagažas ir žmonės jau tave žino ir pažįsta ir pasitikė tavim, bet realiai aš tikrai netikėjau. Galvoju, nu čia per sudėtinga ir kai bendravimo eigoje čia Jurgita sako, va čia tas pavyko, čia va tu. Už tai, kad aš tikėjau, aš tikėjau, tai buvo tikėjimas. Tai buvo tikėjimas, tai buvo noras, nes aš kaip paskui pasakiau savo, aš verta būti toje kelionėje, aš verta pamatyti tą pasaulį, tą kitokį pasaulį, tą kitą galą pasaulio, nesvarbu kaip tenai yra. Tai kaip aš ir sakau, kaip ir dalinuosi savo kanale, kad noras tikėti savimi, daryti, matyti save, o visa kita išmokstama. Tai, ko tu negali padaryti šiandien, tu gali išmokti ir padaryti rytoj. Ir tai daryti, kartoti ir daryti ir auginti save, auginti. Paruošti save nėra lengva, ne visi iš tikrųjų. Marketingas, tiesioginiai pardavimai nėra lengvas sritis, ne kiekvienas gali parduoti, ne kiekvienas gali statyti komandą, ne kiekvienas gali lyderiauti, bet viso to yra išmokstama kartu su mentoriumi ir savo įdėtų darbų noru. Iš tikrųjų, jeigu aš būčiau nenorėjusi, aš būčiau nebuvusi nei vienoje, nei kitoje kelionėje. Bet aš mačiau save, nes mano vertybių skalėje yra kelionės. Man kelionės, laisvė, tas pripažinimas ir visa kita, tai yra mano. Tai greičiausiai, kai tau atliepia tavo vertybės, išpildomos tavo vertybės, vadinasi, viskas yra eina į augimą. Tai vat, viskas labai paprasta. Nėra tos stebuklingos piliulės, yra darbas, yra, kaip sako, ne talentai. Auga talentai ir talentai ant scenos lipa, bet tie talentų, jeigu mes pasižiūrėtume į tų talentų kelią, tai pamatytume, kad mes patys daugiau žinojom ir mokėjom negu tas talentas, kuris pasiekė savo tikslą. Tai aš palinkėčiau kiekvienai moteriai, kuri iš tikrųjų irgi, aš žinok, irgi būna po kelionės, po sugrįžimo labai intensyviai daug ką kalbinau ir kviečiau ir mane pažįsta ir bendraujam ir visa kita. Ir sako, ne dabar, aš neturėsiu laiko, bet taip, aš noriu, bet aš neturėsiu laiko, čia reikės. Žinai, iš karto jau save pasmerkia, iš tikrųjų atidarius tas duris, galimybių duris, tu iš karto pamatai daug kitokių dalykų. Pamatai žmonės kitokius, sėkmingus, siekiančius savo tikslų, pozityvius, auginančius, motyvuojančius, vedančius. Ir pavyzdžiui, kelionės, kada papuoli į tas tokias didelės kelionės pasportą, ne, tai ten susirenka lyderiai ir ten susirenka su tokiu mindsetu, kad tu tik tai pabendravęs, tu sėdi ir klausai ir geri viską, žinai, ir tu tada parsiveži, ne tik tai tu ten, kad tu pabuvai rojai, žinai, bet tu parsiveži dar tą tokį stiprybę savyje ir žinojimą, kad aš galiu viską sustiprinti, aš galiu dar geriau padaryti. Tai yra nuostabus dalykai, man tai yra nuostabus dalykai. Aš tikiu irgi tą, kad tai yra labai faina, tikrai mačiau ir video, ir nuotraukas, ir merginų emocijos, kurios buvo kelionėse, sakykime, ir kažkiek mokamuose ir nemokamuose, tai tikrai yra faina, mus praturtina, mes pabūnam tarp moterų, mes pasisėmėme geros energijos, nes iš tikrųjų mūsų kasdienybėje vis tiek yra tų daug nelaimingų žmonių aplinkui, kurie, kaip aš sakau, teršia orą ir mums reikia kaip tik užstrigo dabar netgi žodis, paprastas žodis, to teigiamų emocijų. Ir kada mes užsipildom teigiamom emocijom, mes tada ir patys visai kitaip, kitokią energiją skleidžia. Tai kuom dar mes užbaigsim? Laukiu tavęs, skrisim kitą kelionę kartu. Labai stengsiuosi, taip tikrai turiu labai, sakykime, didelių, čia pas mane grėžia, galvojau, vibruoja kažkur. Tikrai
turiu didelių planų, didelių projektų, apie kuriuos dabar svajoju, mintimis bandau susidėlioti, o žiūrėsim, kaip laikas parodys, nes mes turbūt tos meniškos sielos, mums smegenys dirba, mes dirba. Mes norim ką duoti, turim ką duoti, tik reikia susidėlioti viską, ar ne? Dabar turbūt užbaigsim dar su eksperimentu mano, kas liečia plaukus. Nuklydom nuo temos, pakalbėjom apie keliones ir apie tą plaukų vėlimasis. Labai norisi išnešti tą žinutę, kas žiūrės video iki galo. Kai aš buvau irgi atostogose, tai aš jau taip irgi sau leidau ir kremų ten nesitepti nuo saulės, nes prisigaudžiau pigmentinių dienų, nes tikrai tas laikas su savim, kada yra, tu, kaip pasakyti, kai tu įsijauti save, jau tu nebegalvoji apie tą savo estetinį, tu mėgaujasi tą vidinę būseną, ar ne, sakykime ir taip. Tai Lietuvoje būdama aš kelis kartus irgi taip ant greičio išsiploviau galvą tik su šampūnu ir kondicionieriu ir aš taip paploviau keletą dienų jau prieš išvykimą. Nu, aš taip galvoju, čia nieko neatsitiks, aišku, Lietuvoje vanduo minkštesnis negu Vokietijoje. Ir žinokit, aš grįžtu į Vokietiją, porą kartų išsiplaunu galvą taip pat tik su šampūnu ir kondicionieriu, nes čia dar, žinot, grįžimas, veiksmas vyksta, laiko to kaip ir nėra. Ir ką jūs galvojat, aš neiššukuoju savo plaukų, man jie veliasi. O aš naudojau tik šampūną ir kondicionierių. Nei kaukės, nei kažkokios, sakykime, nei karščio apsaugos, nei galiukų lipinta. Ir aš galvojau, kas čia dabar daras? Ir man tada atėjo atsakymas, kodėl veliasi daugumai merginų plaukai. Nes mano toks matymas, pastebėjimas, kad tiesiog toms, kurios veliasi ir yra linkę veltis, plaukams trūksta drėgmės. O kad tą drėgmę atstatyti, čia jau net nekalbu, kad šampūno kondicionieriaus tikrai neužteks, bet gali būti taip, kad ir kaukės neužteks. Reikia mums dar būtinai papildomų produktų, kurie yra nenuplaunami, kurie yra jau tepami į išplautus plaukus, tai yra pirmoji eilė karščio apsauga. Karščio apsauga ir tik po to ten jau kiti formuojantis produktai ir visa kita. Tai vat mano buvo toks pastebėjimas, kad tikrai negalima. Nepakankama pilna priežiūra plaukų rutinoje. Šampūno kondicionieriaus tikrai nepakanka. Jeigu tu nori turėti užpildytą plauką, bet kaip pas tave, ne, Jurgita, tu esi šviesa plaukė, bet pažiūrėk, koksai sodrus plaukas, kaip jisai blizga, kaip jisai. Aš esu dažyta, reikia pabrėžti dažyta, nes šiaip natūraliai esu tamsi. Taip, tai yra priežiūra. Tai mielos moterys, ne sapnuokit, ne dejavokit, o tiesiog kreipkitės ir žinokit, kad rutina tiek veido odai, tiek plaukų priežiūrai, ji yra reikalinga ir ne kitaip, bet individualiai. Kas tinka jūsų draugai, tetai, sesiai, tas netiks jums. Neeksperimentuokit, o tiesiog pasirinkit žmogų, konsultantą, kuris tikrai žinodamas jums parinks ir duos garantiją, bent jau 30 ar 15 dienų garantiją jums išbandyti produktą. Tai lyg tai tiek. Taip, tikriausiai ir baigsim ir aš dar norėčiau taip pat irgi pridurti prie Jurgitos palinkėjimo, kad nebijokit jūs pabandyti, nebijokit. Taip pat pasinaudoti, kad ir tų 30 dienų garantija, aišku, 30 dienų mes pačios žinom ar ne, iš savo klienčių, kartais nepakanka išgauti tam tikram rezultatui, jeigu yra problema gilesnė, bet kurios iškenčia porą mėnesių, 3 mėnesius, bet čia ne apie visas, čia jau kur labai stiprios problemos. Šiai dieną aš irgi turiu tokių merginų, kurios džiaugiasi ir dėkoja ir rašo, vau, Jurgita, kad ten ir plaukai pasitaisė ir atradau produktą, tas, kuris man tinka. Tai yra labai džiugu. Tai yra labai džiugu, kad mes galim prisiliesti prie kiekvienos moters ir leisti jai pasijusti kažkaip gražesnė, kažkiek pajusti tą, kad aš esu faina, kad man ir tie plaukai gražesni. Aš jau pati savo graži, nereikia, nebūkit visiems gražios, būkit pačios savo gražios, mylėkit pačios save, pildykit pačios save ir tada, kai įvyksta kažkokie tai netikėtumai gyvenime, nereikia raudoti, nes jūs jau būsit mylinčios pačios save, jums dėl kitų pergyventi nereikės. Tai visą tai viskas ir viename, tai ačiū mieloji, kad skyrei laiką, smagiai pabendravom, pasidalinom, ačiū už patirtis ir būtinai dar susitiksim. Tai gražios visoms dienos, komentuokit, rašykit, kas turit kokių problemų, galbūt norit asmeniškai pasikonsultuoti, atrasti savo perliukus grožio, tai mes mielai jums padėsim. Tai ačiū ir iki. Ačiū tau, Jurgita.